Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Šį kartą matysite. Seimo savaitėje. Ministras pirmininkas Gintautas Paluckas apie opozicijos siūlymą atnaujinti partijų susitarimą dėl nacionalinio saugumo ir gynybos, bei vyriausybės prioritetą ieškoti realių finansinių šaltinių krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Visiems tas klausimas yra vienodai svarbus. Iš kokių šaltinių, kokiais instrumentais juos padėjus ant stalo, aš net nebejoju, jog įmanoma rasti sutarimą. Turėtų būti partijų sutarimo atnaujinimas, tai norėjome padiskutuoti su premjeru. Į Seimą netrukus atkeliaus įstatymų projektai dėl antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemos pakeitimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pagrindinius siūlymus aptarė ir su opozicinė Liberalų sąjūdžio frakcija. Valstybinio žirgyno klausimus apsvarščiusi Seimo antikorupcijos komisija pateikė rekomendacijas Žemės ūkio ministrui ir kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą. Žirgyną turim išsaugoti, turim ieškoti būdų, variantų. Ne visi sprendimai dėl to buvo daromi su ministro žinia. Tai šitoj vietoje mes tiesiog rekomenduojame ištirti tą situaciją, kaip viskas buvo, ir papildomai tiesiog kreipėmės į STT. Aukšto meistriškumo sporto programų finansavimą aptarė Jaunimo ir sporto reikalų komisija. Daugelis patenkinti, kai kurie buvo ir galbūt nelabai patenkinti tais kriterijais ir kodėl čia sumažėjo tas finansavimas. Sutarėm vieną turbūt esminį dalyką, kad piramidės viršuje yra medaliai, o apačioje yra vaikų įtraukimas į fizinį aktyvumą. Seimo kanceliarijos rubrikoje apie prasmingų jaunimo iniciatyvų palaikymą. Pasaulinės visapusiško tobulėjimo programos dalyvius į žygį palydėję kanceliarijos atstovai perdavė kelionei praversiančių Seimo dovanų. Įstatymų projektai dėl antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemos pakeitimų turėtų būti parengti po mėnesio ir teikiami Seimui. Parlamentas į pavasario sesiją susirinks kovo 10-ąją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė patvirtina, iki sulaukiant pensinio amžiaus būtų leidžiama vieną kartą atsimti iki 25% sukauptų lėšų, sumokant gyventojų pajamų mokestį. Be mokesčio lėšas atsimti būtų galima esant sunkiai ligai, negaliai ir kai nustatytas paliatyvios pagalbos poreikis. Šiais ir kitais pakeitimais esą būtų įgyvendinta tai, kas yra numatyta vyriausybės programoje. Mūsų siūlymai yra išgryninti ir modelis yra aiškus, kurį mes siūlom, bet dar vasario mėnesį iš tiesų išnaudosim tą laiką, dar kartą susėsti su visom suinteresuotom pusėm, socialiniais partneriais, ekspertais, mokslininkais, tarp institucinius susitikimus darysim, kad pasižiūrėti, ar kažko nepraleidom, ar gal reikia kažkokius tai tam tikras korekcijas daryti. Tarp ministerijos siūlymų atsisakyti automatinio gyventojų įtraukimo į antrąją pensijų pakopą, palikti tik savanorišką. Tai kelia klausimų opoziciniai Liberalų sąjūdžio frakcijai. Ar nesugrius sistema, ji jau bus keičiama bene 16 kartą, todėl kas kartą, aišku, kai tokie keitimai yra numatyti, reikia labai gerai įvertinti, ar paskatos kaupti senatvėj bus išlaikytos ir, pasidalinome su ministrė savo nuogąstavimais, kad šitie pokyčiai gali sudrebinti sistemą, dalį žmonių apskritai paskatinti nebekaupti senatvėj, o galbūt, pasinaudoti tam tikromis lėšomis dabar, nebegalvojant apie rytojų. Tai tas atsakomybės ir lankstumo balansas yra labai svarbus, ypač svarbus mums liberalams. Ir, žinoma, žvelgsime, žiūrėsime ateityje, kaip keisis galbūt pirminė idėja, kuomet jau projektai ateis į Seimą. Mūsų darbas ir patys siūlymai nukreipti į tai, kad didinti patrauklumą ir pasitikėjimą pačia antra pensijų kaupimo sistema. Ir mes sakome, kad savanoriškas dalyvavimas tai ir būtų tas kertinis momentas, kuris kaip tik žmonėm įpūstų daugiau tokių teigiamų emocijų apie papildomą kaupimą. Lygiai taip pat ir, man atrodo, laikas duoti apsispręsti žmonėm, ar jie nori pasilikti, ar jie pasitikė sistemą ir kartu ir patestuoti
reakcijas ir nuomonės pačių kaupėjų ir leidžiant jiems lengvai iš tikrųjų nuspręsti, ar jie nori toliau kaupti, ar nori išeiti su visais pinigais. Tie, kas pasilieka, tai mes išlaikome antros pakopos struktūrą ir įvedame daugiau lankstumo, daugiau patrauklumo ir galimybių jiem bekaupiant valdyti savo pinigus. Įstatyme turėtų būti numatyta, kad likus mažiau kaip 5 metams iki pensinio amžiaus, leisti visą sukauptą sumą atsimti asmenims sukaupusiems nedidelės sumas. Sulaukus pensinio amžiaus išmokos nebus apmokestinamos. Būtų galima atsimti iki 25% sukauptų lėšų, jei šią teisę nebuvo pasinaudota iki sulaukiant senatvės pensinio amžiaus. Antroji pakopa yra vertybė ir kad ją reikėtų išlaikyti. Vertybė jie yra dėl to, kad jie užtikrina stabilesnę senatvę įvairias pajamas gaunantiems žmonėms. Liberalai dar praeitoje kadencijoje registravo siūlymą užtikrinti tą lūkestį, kad bus lankstumas ir beje gyveninti, kas labai svarbu, ir Konstitucinio teismo sprendimą per tai, kad sudaryti galimybę vieną kartą atsiimti fiksuotą sumą. Tačiau iš ministrės girdime kitus pamąstymus, tai manau, kad tikrai laukia dar ilgas diskusijų laikas. Labai norėtųsi, kad būtų kuo aiškesnė ta diskusija, kuo mažiau chaotiška ir kad pasitikėjimas antrąją pakopą, kad pasitikėjimas visa pensijų sistema būtų išlaikytas. Tikrai nereikia mūsų žmonių nuvertinti ir mūsų žmonės yra pakankamai tikrai šviesus ir mąstantis ir labai didžiulė klaida visus lyginti su ta pilkąja masė, kurie neturi finansinio raštingumo ir nesugeba nuspręsti, kur jiem dėti savo pinigus. Tai aš norėčiau tikrai kurti tokią sistemą, kai mes pasitikėtume savo žmonėm ir duotume daugiau laisvės jiem nuspręsti. Beje, susitikime su Liberalų sąjūdžio frakcija ministrė sulaukė klausimų dėl pensinio amžiaus ilginimo. Tarptautinis valiutos fondas siūlo Lietuvai ilginti pensijos amžių, jį susijęjant su gyvenimo trukme. Ministrė sako, tokio varianto nenumatoma svarstyti. Dėl ilgesnio pensinio amžiaus tikrai nematome dabar jokių galimybių, nes sistema pati tikrai nepasiruošusi ilginti pensinį amžių, nes vis dar turime tiek diskriminaciją priimant vyresnius žmonės į darbą, tiek mes turime dar didelių problemų su prarasta sveikata darbo vietose. Tai reiškia, kad mes nuo pirmo darbo, kad pensinio amžiaus nesukuriam tokių saugių darbo vietų, kad žmogus išlaikytų sveikatą ir galėtų dirbti tą patį darbą. Atsakydama į dirbantiesiems aktualų klausimą dėl galimybės Lietuvoje įvesti 4 darbo dienų savaitę, ministrė pritarė tai ateities modelis. Dėl to ji esą tarpininkautų siekiant darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimo. Palaikiau 4 dienų darbo savaitės modelį ir manau, kad tai tikrai mūsų ateitis, kad ir kiek mes dabar priešintumėmės, bet vis aukštom technologijom ateinant į darbo vietas, matytumės jau tokio modelio nebeišvengsim ir greitai tai taps visiška norma. Viešajame sektoriuje jau taikoma 32 valandų darbo savaitė tėvams auginantiems vaikus iki 3 metų. Valstybinė darbo inspekcija yra pasisakiusi, kad papildomų įstatymų nereikia, jei darbdavys ir darbuotojai dėl to susitarė, trumpiau dirbti gali ir dabar. Atsiradus siūlymams, kad reikia atnaujinti partijų susitarimą dėl gynybos, Seime lankydamasis ir su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija susitikęs, ministras pirmininkas Gintautas Paluckas pabrėžė, susitarimai yra reikalingi ir prasmingi, vis dėlto premjeras sako, kad šiuo metu vyriausybė turi užduotį ieškoti realių finansinių šaltinių, kad per artimiausią 5-metį krašto apsaugai būtų galima skirti nuo 5 iki 6% bendrojo vidaus produkto. Šių metų valstybės biudžete krašto apsaugai numatyta kiek daugiau nei 3% bendrojo vidaus produkto, o vyriausybės iniciatyva padidintas skolinimosi limitas leidžia pasiskolinus skirti papildomą finansavimą ir pasiekti 4%. Vis dėlto, ko dabar labiausiai reikia anot ministro pirmininko Gintauto Palucko, susitelkimo ir valdančiosios koalicijos partnerių ir opozicijos.
Yra labai svarbus valstybės klausimai, kur reikia susitelkimo, o ne mėginimo samprotauti, kas gali nutikti blogai. Tai mes ir dirbame tam, kad nieko blogo nenutiktų, kad žmonės gautų reikalingas sveikatos švietimo paslaugas, bet gebėtume sutelkti finansus gynybai. Tai apie tai irgi kalbėsime. Tačiau skirtingos nuomonės dėl greičio, intensyvumo yra panašu, kad ir šiandien po susitikimų su kolegomis konservatoriais, nes jų planuose divizijos kūrimas buvo ilgesniam plane ir terminuose. Na, dabar yra siūloma tai daryti šiek tiek greičiau, tai diskusijose gimsta tam tikra tiesa. Svarbiausia - nesiekti destruktyvių tikslų. Atnaujinti susitarimą dėl gynybos ir šalies saugumo kviečia Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai. Tai jie išsako frakcijos susitikime su premjeru. Taip, norėjom su premjeru pirmiausia aptarti, kad tas susitarimas tvarus būtų tai, kas buvo įgarsinta valstybės gynimo taryboje. Tai siūlėme ir prezidiume kelią, kad turėtų būti partijų susitarimo atnaujinimas. Tai norėjome padiskutuoti su premjeru, iš kurio jautėme iš pat pradžių tokį skepsį, kad tai, vis dėlto norima kalbėti apie projektus, bet ne apie tai, kas yra jau patikrinta dešimtmetį Lietuvoje galiojantis formatas partijų susitarimas. Kalbant apie gynybos finansavimą, visiems tas klausimas yra vienodai svarbus. Iš kokių šaltinių, kokiais instrumentais, juos padėjus ant stalo, aš net nebejoju, jog įmanoma rasti sutarimą. Mes tikrai norim, kad tie 5-6% ambicija taptų realybę. Mes labai norim, kad tai vyktų. Ir esam pasirengę paremti tikrai išmintingus, protingus sprendimus. Tik tai be jokios abejonės reikia turėti kažkokį bent jau preliminarų planą. Tai šią minutę aš nieko neišgirdau. Tai pirmiausia taip, susidėlioja, kiek reikia milijardų ir iš kur tiems vienkartiniams pirkiniams, o po to tam, kad tą diviziją palaikyti, nes divizijos palaikymas tai ne tik ginkluotė, tai yra personalo palaikymas, amunicijos užsipirkimas, amunicijos keitimas, nes jinai sensta, infrastruktūros įrengimas, treniravimos erdvės. Čia yra pilnas operacinis pajėgumas, tu turi turėti tvarų finansavimą, nes visą laiką 10 metų iš eilės skolintis, tai čia yra savižudybė ekonomikai viena vertus ir kita vertus tiesiog tu paskęsi skolose ir už jas turėsi mokėti. Nemaišyti dviejų dalykų. Jeigu mes kalbam apie europinę paramą, tai be jokios abejonės mes jos galime tikėtis tik naujoje finansinėje perspektyvoje, kuri bus nuo 27-28 metų. Tai iki to laiko reikia palaukti, kad tas gynybos fondas būtų rimtai suformuotas. Tačiau tai irgi būtų labai rimta pagalba. Šiuo laikotarpiu mes šnekamės apie skolinimosi bendro instrumentą. Tai yra, kad nereikėtų skolintis rinkoje už brangias palūkanas, kad tai būtų galima daryti per egzistuojančius finansinius instrumentus, kaip Europos investicinis bankas, IBRD, o jie savo ruoštų paimtų pinigus iš egzistuojančių didelių fondų. Kaip pavyzdžiui, Europos stabilumo mechanizmo fondas, kuris sudaro apie 400-500 milijardų eurų, bet į jį valstybės rankos netiesia, nes tai yra taip vadinama paskutinės vilties skolinimosi šaltinis. Yra tvarus ekonomikos augimas, problemų neturime, bet tai yra tam tikri pinigai, kuriuos būtų galima naudoti gynybos finansavimu. Tai čia yra du skirtingi dalykai. Europinė parama, kuri ateis su nauja finansinė perspektyva, ir finansiniai instrumentai, kuriuos galima trumpuoju laikotarpiu pasinaudoti. Galiojant Maastrichto kriterijams, ES šalys, taigi ir Lietuva, toliau turės išlaikyti iki 3% nuo bendrojo vidaus produkto biudžeto deficitą bei neturėti didesnės nei 60% BVP dydžio skolos. Dėl paties deficito, matyti, didelio rūpesčio trumpuoju laikotarpiu nėra, nes Europos komisijos vadovai jau yra išreiškę savo poziciją, jog bus toleruojamas tam tikras biudžeto pažeidimo perviršis, nes tai yra visiškai natūralu, kai per trumpą laikotarpį reikia surasti daugiau pinigų ir investuoti į gynybą, tai savaime suprantama, kad daug šalių pažeis biudžeto deficito tam tikrą taisyklę. Svarbiausia, kad per vidutinį laikotarpį, tai yra per ateinančius 5, 7, 8 metus, būtų numatytos priemonės, kurios tą deficitą gražins į vėžes. Tai šituos dalykus mes tikrai suderinsim. Prieš porą metų 9 partijų pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos artimiausio laikotarpio sustiprinimo numatė krašto apsaugai skirti ne mažesnį kaip 2,5% BVP dydžio finansavimą ir didinti jį pagal krašto apsaugos sistemos poreikius. Seimo antikorupcijos komisija aiškinosi padėtį valstybės valdomoje bendrovėje Lietuvos žirgynas. Taip pat domėjosi Žemės ūkio ministerijos veiksmais žirgyno vadovybės bei valdybos atžvilgiu.
Antikorupcijos komisija posėdėje išklauso Žemės ūkio ministro paaiškinimų dėl žiniasklaidoje paviešintos informacijos apie galimai darytą spaudimą valstybės valdomos bendrovės Lietuvos žirgynas vadovybei bei bendrovės valdybai. Kalbėjom vėl apie tos pačius dalykus, apie žirgyno vadovybės keitimą, ta prasme valdymą, apie tą tokį nesusipratimą, kuris išėjęs buvo į viešą erdvę, į spaudą, na ir daugiau perėjom kalbėti apie tai, apie žirgyno išsaugojimą, apie nuogąstavimus, kad parduodamas žirgynas siekiant kažkieno interesų kitų galimai, dėl būtent žirgyno valdomo nekilnojamo turto. Riešės bendruomenė prašo žirgyną išsaugoti. Jis esą atlieka vietos bendruomenės, bendrystės, susibūrimo funkciją, saugo Riešės išskirtinumą. Komisija prašo ministro atlikti Lietuvos žirgyno veiklos analizę, parengti strategiją, su ja supažindinti Riešės bendruomenę. Ministerijos pozicija, kada jau aš atėjau į šitas pareigas, iš karto buvo, kad mes žirgyną turim išsaugoti, turim ieškoti būdų, variantų, kaip jį išsaugoti. Nors prieš tai, ne paskutinio prieš mane buvusio ministro, bet dar prieš tai lūkesčių laiške buvo išvardytas lūkestis, kad žirgyną būtent Vilniaus padalinį, čia reiktų tai akcentuoti, kad yra 3 padaliniai, bet būtent Riešės žirgyną reiktų parduoti. Kokius jūs išvelgiate sunkumus žirgynų ir kaip jo reikėtų jiems gal pagelbėti reikia? Taip, tai vėlgi, kas ir posėdėje buvo įvardinta, kad ilgą laiką žirgyną nebuvo investuojama, turtas yra nugyventas ir norint įveiklinti žirgyną, uždirbti iš komercinės veiklos būtinos investicijos. Žirgynas atlieka vieną iš valstybės funkcijų, tai saugo genofondą. Tai tą reiktų irgi akcentuoti, žirgynas gauna už genofondo saugojimą išmokas iš ES fondų. Jau mes bandėme žiūrėti, ką būtų galima finansuoti žemės ūkio valdomų fondų, kaimo plėtros fondų. Bet kadangi veikla nėra susijusi tiesiogiai su žemės ūkio, ne ta ekonominė kryptis, tai sudėtinga, tai bandysiu ir vyriausybei kalbėti apie tai. Komisija posėdėje išsiaiškino, kad be ministerijos vadovybės žinios vien asmenius sprendimus pakeisti valstybinio žirgyno vadovę ir į šias pareigas priimti Žemės ūkio ministro patarėją inicijavo Žemės ūkio ministerijos į bendrovės valdybą deleguotas teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vedėjas. Kadangi taip jau yra, kad visada politiniai vadovai, šiuo atveju ministras atsako už valstybės valdomą turtą, kokius vadovus tam turtui skiria, tai viskas turi būti daroma su ministro žinia. Kaip paaiškėjo, ne visi sprendimai dėl to buvo daromi su ministro žinia. Tai šitoj vietoj mes tiesiog rekomenduojame ištirti tą situaciją, kaip viskas buvo ir papildomai tiesiog kreipėmės į STT, nustatyti, ar nebuvo mėginama piktnaudžiauti savo tarnybiniam galimybėm, proteguojant tam tikrą asmenį. Ar jūs išvelgiate iš tikrųjų korupcijos? Tai šitoj vietoje aš manau, kad turėtų atsakyti institucijos. Žemės ūkio ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus atlikto Lietuvos žirgyno audito ataskaitoje už 2023 metus, kaip tikina ministerija, įvardyjamos didelės rizikos susijusios su žirgynui skiriamų valstybės lėšų naudojimu, neaiškiais arklių kainų nustatymo metodais, žirgų pardavimais pigiau savikainos. Į posėdį rinkosi jaunimo ir sporto reikalų komisija. Šį kartą ji nagrinėjo klausimus susijusius su aukšto meistriškumo sporto programų finansavimu. Nacionalinė sporto agentūra 62 sporto šakų federacijoms ir organizacijoms, kaip ir praėjusiais metais, paskirstė 20 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti. Nuo pirmadienio buvo paskirstyti pinigai federacijoms, be abejo daugelis patenkinti, kai kurie buvo ir galbūt nelabai patenkinti tais kriterijais ir kodėl čia sumažėjo tas finansavimas, tai tikrai darėm šitą posėdį apsitarti,
ir galbūt, kad daugiau pristatyti, ne, kaip kas buvo padėliota, pristatyta. Tai iš tikrųjų tiesiog galima sakyti, kad sportui finansavimo galimybės dabar yra platesnės, didesnės ir tie kriterijai yra tokie, kokie jau yra apsvarstyti prieš metus laiko ir buvo suburta darbo grupė, kurie buvo 19 žmonių ir jie pritarė šitiems kriterijams, todėl labai keista, kad žmonės iš tikrųjų tie patys žmonės, kurie pritarė tam šiai dienai galbūt ne visai džiaugiasi. Aukšto meistriškumo sporto programos šiais metais vertintos pagal 3 sporto įstatyme nustatytus bendruosius kriterijus – sportininkų laimėjimus tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, juose dalyvaujančių sportininkų skaičių bei sporto organizacijų vadybos ir veiklos rezultatus. 83% lėšų skirta į olimpinių žaidynių programą įtrauktoms sporto šakų federacijoms, 7% neįtrauktoms ir 10% asmenų su negalia organizacijoms. Kaip mes atrodom turbūt tarp kaiminių šalių, tai vėl pasidžiaugti galime, kad ir tiek olimpiniai medaliai, kurių tikėjomės 2 gavome, laimėjo sportininkai, iškovojo ir federacijos gerų darbų, iškovojo 4, tai netgi tikslai yra pasiekti praktiškai Los Andželo, tai yra ilgalaikiai tikslai per tokį trumpą laiką, kad išskirtiniai dalykai yra padaryti prieš 3 metus jau dabar, nes 3 metus jau tą darom. Sporto federacijos visą finansavimą gauna metų pradžioje visų metų. Tai čia yra išskirtinis dalykas, nes anksčiau finansavimas federacijas pasiekdavo prieš agentūros atsiradimą balandžio mėnesį, nes aš pats vienoje iš federacijų dirbau ir tai tikrai sunkino darbą. Finansavimo galimybės jos didesnės, taip pat ir sportininkai dabar gauna tikrai geras stipendijas, tokių nebuvo niekada, tai tikrai galima pasidžiaugti, kad mes einame geresnė linkme, bet visą laiką norisi peržiūrėti galbūt tos kriterijus, kažką patobulinti, padaryti dar biškį geriau, galbūt suvienodinti kai kuriuos dalykus. Tai iš tikrųjų aš manau, kad ši kadencija mes dirbsime ties tuo ir tikrai bendradarbiaujant su ministerija, sporto agentūra kartu bandysime tikrai atrasti tos geriausius sprendimus. Daugiausia lėšų skirta asociacijai LTU Aquatics ir Lietuvos krepšinio federacijai – apie 2 400 000 eurų. Lietuvos lengvosios atletikos federacijai – 1 780 000, Lietuvos irklavimo federacijai – 1 300 000, Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijai – 1 120 000, Lietuvos baidarių ir kanojų federacijai – per 1 000 000 eurų. Visi sutarėm vieną turbūt esminį dalyką, kad piramidės viršuje yra medaliai, o apačioje yra vaikų įtraukimas į fizinį aktyvumą. Ir dabar turėjom susitikimą su estais Latviais ir labai didelis dėmesys ir jie ieško būdų, kaip 6% nusėstų būtent jaunojo kario parengimui ir tas procesas prasideda būtent nuo mokyklos ir nuo fizinio aktyvumo. Tai yra karinės pamokos, karinės stovyklos, karinis užimtumas. Turėsim sveiką vaiką, turėsim sveiką valstybės gynėją. Tai yra tiesioginis ryšys ir tai tam turime sustiprinti fizinio aktyvumo pamokas, jas turime 3. Tai yra bendro ugdymo departamentas turėtų tikrai skirti didesnį dėmesį į pamokų turinį, nes čia yra esmė ir kalbėjom labai daug apie sporto klubų finansavimą. Tai čia nieko dviračių išradinėti nereikia, vaikų fizinio aktyvumo krepšelio atsiradimas arba NVŠ stiprinimas tiesiogiai paskatintų klubus susikurti, nes mes šiai dienai turime labai stiprius klubus, tiek karate, tiek tenisas, tiek privatus plaukimo klubai. Seimo kanceliarija nuolat palaiko ir siekia skatinti prasmingas moksleivių jaunimo iniciatyvas. Šį kartą Seimo lankytojų centre apsilankė Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai, kurie dalyvauja pasaulinėje visapusiško tobulėjimo programoje DOFE, savanoriauja, lavina įgūdžius, sportuoja. Komanda yra suplanavusi įveikti programos aukso lygio žygį Italijoje Dolomituose. Seimo kanceliarija perdavė žygiui praversiančių simbolinių Seimo dovanėlių. Žygio vadovė gimnazijos socialinė pedagogė Vilma Šikšnienė programoje su mokiniais dalyvauja 11 metus. Daugiau nei 100 jaunų žmonių palydėjo bronzos, sidabro ir aukso keliu.
Tai yra jaunimo asmeninio tobulėjimo programa, kurioje dalyvauja mokiniai nuo 14 iki 24 metų amžiaus. Jie savanoriauja, lavina įgūdžius, sportuoja ir yra bendra komandinė užduotis žygiai. Tai 2 žygiai, bandomasis ir kvalifikacinis. Ir kadangi merginos siekia aukso, tai jos jau yra turėjusios 4 žygius Lietuvos miškuose. Aukso žygis trunka 4 dienas ir Lietuvoje 2 aukso žygius, kurio trukmė būtų 4 dienos, pakankamai sudėtinga suplanuoti. Tai todėl aukso komanda žygį kvalifikacinį renkasi užsienyje, tam, kad galėtų išbandyti savo jėgas kalnuose, ko mes Lietuvoje neturim. Žygius jauni žmonės susiplanuoja patys nuo pradžios iki pabaigos. Visus daiktus, skirtus miegui, maitinimuisi, visuomet neša nelengvose kuprinėse patys. Savarankiškai turi veikti be niekieno pagalbos suplanuotą žygį. Taip pat žygio metu jie siekia tikslo. Viso žygio metu tai žygis turi 2 dalis, yra intelektualioji ir fizinė. Tai fizinė, jeigu pradėjai ir baigiai žygį, įveikia, o intelektualioji yra tai žygio tikslas, kurio siekia viso žygio metu. Dažniausiai tai gali būti sukurti kažkokį filmuką ir papasakoti savo nuotykius arba kažkokią pristatyti gamtą. Savanorystei programos dalyviai skiria ypatingą dėmesį. Šie mokiniai aktyviai dalyvauja jaunųjų maltiečių veikloje, Senelių dienos centre, yra įsitraukę Vilniaus pilių rezervato veiklą, aprašinėja nuotraukas regėjimo negalią turintiems skaitytojams. Kai 9 klasėje pradeda eiti bronzos keliu ir po to 11 klasėje tampa aukso dalyviais, tu matai jų ūgti, kaip jie vertina visą tą situaciją ir po žygių, tu matai, kiek jie turi nusileisti savo įsitikinimam arba įveikti save, nes žygyje, jeigu vienas komandos narys nutraukia žygį, visas žygis nutrūksta komandai ir tom sudėtingom sąlygom tu turi galvoti ne apie save, o tu turi galvoti apie kitos komandos narį. Seimo kanceliarija išreikšdama palaikymą komandai perdavė Lietuvos valstybę, Seimą reprezentuojančių dovanų bei žygio atributikos. Sakoma, kad jaunystė tai pirmasis gyvenimo puslapis ir ką į jį įrašysi, skaitysi visą gyvenimą. Šią mintimį atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.